Turėjome įdomiausią dalį Breslau ralio ir šypseną veide dėl to, kad pavyko jie puikiai išspręsti. Tai yra naktinis greičio ruožas, kuris reikalauja ypatingos koncentracijos ir čia greitis dažniausiai nieko nereiškia. Naktis, lietus, dulkės, vanduo, paini navigacija. Šitas bendras kokteilis yra naktinis Breslau ralis. Tai Breslau ralis žymus ne tik savo painia navigacija dieną, bet būtent naktį. Ir antrus metus iš eilės mes dar gauname ir lietaus. Ir aš atsimenu savo patį pirmą naktinį ralį. Tai paklydom gerus 30 ar 40 minučių. Antrais metais pavyko šiek tiek geriau. Trečiais pavyko jau išspręsti ir po 3 kartų supratome, kaip reikia važiuoti naktį. Iš pirmo karto retai, kam pasiseka suvaldyti šitą stichiją ar šitą iššūkį kaip naktinis ralis. Jis išties yra žiauriai įdomus. Čia paklyst labai lengva, o rasti kelią atgal labai sunku. Džiaugiuosi, kad padariau tik kelias klaidas ir sugebėjau jas išspręsti labai greitai. Jeigu viskas būtų švaru, tai kokią minutę laiko praradau, bet iš esmės visiškai nesvarbu, aš džiaugiuosi, kad esu čia. Jokių netikėtumų neįvyko, nei su manim, nei su technika, dėl to džiaugiuosi.